Bet, žinot, laikas eina savo keliu ir štai šiandien per tą laiką Zenonas čia tarp šių sienų ir kitur rodė padarė ne vieną parodą ir visos jos susilaukdavo alytiškių dėmesio. Mes jau senai patyrėm, kad būtent tos senojo Alytaus atodangos yra tai, kas paglosto kiekvieno alytiškio širdį, vyresnės kartos, kas labai sudomina jaunų žmonės, tai yra tuos, kurie nematė. Na ir negaliu nepasakyti, kad iš tiesų man labai, sakyčiau, labai šaunus Zenono sumanymas, tuo pačiu rakursu pereit fotoaparatu per tas vietas, kurias jis fiksavo, būdamas labai jaunas. Tarp kitko, kad būtų linksmiau, ne viskas taip rimta, pasakysiu. Pirmieji kadrai, čia maždaug 72-73 metai, ir būtent tuomet, kai būdavo Vilties gatvės 18, tada Petkevičiaus gatvės 18 namo gyventoja, aš pirmą kartą savo labai aiškiai pasakiau, Alytuje yra tik du gražūs bernai, tai yra Zenonas Bulgakovas ir chirurgas Bagdonas. Tai žodžiu, tai iš tiesų fotografuota labai senai. Namuose, patikėkit, paliudiju, reiškia, tuos žodžius, kur Zenonas pasakė Liudo radijui, kad namuose tų senų negatyvų, žinai, yra tikrai be galo daug, ir čia, žinot, galima, reikia, manau, ateis laikas ir viso archyvo išviešinimui ir tinkamai eksponavimui, žinot.